Va tokį gražų rytą iškeliaujam į Atlantą, Džordžiją. Bandysim nupirkti BMW X5 hybridas. 2 litrai benzinas N2B2 motoras su inverterio problema. Galimai greičių dėžės defektas. Nu, čia labai sunku pasakyti taip iš karto. Neatidarius, nepamačius, visi gedimai pasimato tik išardžius, o tada, kaip ir kiekviena mašina, tvarkosi išardai ir žiūri, kas blogai. Dabar turim 6 valandas ryto. O toks dangus ir išvažiuojam į 740 mylių kelionę. Tai iš Čikagos kylam į Atlantą, Džordžiją. Visą savaitę šitą mažulę griuvo, lūžo. Žodžiu, labai daug pinigų priinvestuota ir pagaliau mes turim vėl tvarkingai, gražiai važiuosim, žiūrėsim, gal nesulūšim ant kelio. Tai pakeitėm visą automobilio važiuoklę, apačią. Tai turiu galvoj šarnyrus, tai visi galiniai šarnyrai apatiniai, visi priekiniai šarnyrai apatiniai. Mašina buvo jau visiškai užpūvus, išpjaustė, viską išmetė. Įdėjom viską naują ir sumokėjom vien už šarnyrus visus ir darbą $2500. Padangą vieną sprogo, kas stories žiūrit pas mus. Tai viena padanga kainuoja $350. Michelin Defenderiai. Tai atlaikė 70 000 mylių su krautais automobiliais ir išsiskėtė apačią ir nuėdė šonas sprogo ant kelio. Tai jeigu kažkas nori tampyti kažką sunkesnio, Michelin Defender ir traileris. Uždėtos padangos prieš kokius 10 000 mylių ir jau pradėjo valgyti vėl protektorių. Tai kas man nelabai patinka, šitas ratas pradėjo skėstis kažkodėl. Irgi suvedimo čia nieko nepadarysi, bet va čia va nežinau ar matysis, bet va šitoj vietoj pradėjo jau valgyti nelabai gražiai padangą. Ir dar kas atsitiko, tai nespėjom tvarkyti technikos, pradėjo plyšti. Va čia va rėmas. Tai reiškia, kažką netai padarėm arba jau atėjo laikas. Va čia va grinai važiuoji su laipteliais žemyn ir plyšta. Va čia. Žiūrėsim kaip čia seksis ir tvarkysim toliau. Nu nežinau, visos technikos lūžta ir nieko nepadarysi. Tai va, Audi pakeistas tepaliukas, žodžiu, ir keliaujam. Tai kelionė labai paprasta, kaip ir matėt, buvo kelio iškarpų, tai kelias dažniausiai vienodas, toks pat, 1000 km, 1000 mylių aplink Čikagą, viskas labai panašiai atrodo ir tik tai jau nuvažiavusi vakarus tas vaizdas šiek tiek pasikeičia, o dažniausiai medžiai, krūmai, kelias, 4 juostų, 5 juostų, nu labai įvairiai. Tai šiandien atvažiavam 740 berods mylių ir atvažiavam į Atlantą, Džordžiją. Čia jau buvom kažkada prieš porą savaičių, pirkom Audi SQ5. Irgi iš čia išvežėm biškį kito rajono, nežinau, kur dabar papulsim. Čia tiesiog kartais važiuoji į miestus ir tu nežinai, ar saugi vieta ar nesaugi, bet kai nuvažiuosim, matysim. Kartais jau kai visiškai baisu, tai tada ką, pasiėm dujas po pažasčių ir viskas, ir eini kovoti dėl savo grobio. Tai va, šiandien atvažiuojam žiūrėti BMW X5 hybrido su greičių dėžės gedimu. Gal inverteris, gal greičių dėžė, gal nukepęs kabelis, kas ten žino. Tai čia jau tik tai meistrai išsiaiškins, kai pamatys, kas ten darosi. Tai pabandysiu pafilmuoti patį procesą, kaip jau susitiksim su pardavėju. Tai matysit dalį pokalbio ir matysit dalį pasikrovimo. Ir žinoma apžvalga. O apžvalga jau šiandien, kadangi bus, manau, tamsu už valandos laiko čia, kol susisuksim, nes mašina nevažiuojanti, tai apžvalgą įkelsim jau dienos metu rytoj. O šiandien turim pirmadienį, tai startavom 6 ryto iš Čikagos, dabar yra 6:22, dar liko 25 minutės, nu tai va, apie 7 būsim vietoj, tai apie 11 valandų visą kelionę truko ir atgal dar pavažiuosim šiandien, kad rytoj gal dar spėsim į pakrovimą mašiną numest, kad nestovėtų ant trailerio ir nereiktų grūstis trečiadienį į pakrovimą. Tai va, tai tokia kol kas situacija, tai dar galite pažiūrėti, kaip čia rajonėlis atrodys, kol baigsim davažiuoti. Hi. How are you? Thank you for waiting.
Yes, okay. How are you? Very good, thank Good? you. Okay. Yeah, the cars are here. Do you have more cars for sale? Same car, no. Same car, ne? No. Okay. Žodžiu, pavyko atlikti visų paros metu. Audi rėdi, žodžiu, va tokiam parkingė. Visokių mašinėlių pristatyta. Žodžiu, einam iš vaizdo, jau mašinėlė labai gerai atrodo. Va čia kai kurie automobiliai tiesiog stovi metus ir parduoda visokių Dodge'ų, visokių Hondų, čia tų Fordų ir taip toliau. Čia va turim automobilį. Šitą mašiną va čia stovi ir susirašom popierius ir tada daugiau papasakos, kaip viskas čia su automobiliu mums seks. Aišku, nieks čia nebesimatys, bandom tiek, kiek matosi, žodžiu, bičiukai sulėks toj, kaip skrusdėlinė, sakė, šitų žmonių. Pas juos, sakau, tai traukiam mašiną, no problem, čia toj bičiukus pakviesim, išstumdys tą mašiną. Žodžiu, mašina išorė 9 iš 10, vidus gražus, pritraukėjai nėra. Rytoj dieną apžvelgsim, kas čia vyksta. Bičiukai tokiam šikšlynė darbuojas, bet čia normaliai viskas. Žodžiu, vienintelė bėdelė, kurią pavyko identifikuoti. Čia greit priliekus, tai žodžiu, va taip viskas atrodo. Tai toj bandysim atstumti ją ir pažiūrėsim toliau, kas dar. Žodžiu, X5 atstūmė, nieko nereikėjo čia per daug vargti su jais. Žodžiu, labai malonus meksikiečiai. Va taip atrodo mašinytė, rytoj matysis, kas čia vyko su ja. Kas va čia va biški nubraukta kažkas, žodžiu, matosi. Visa purvina, sakė, perka mašinas aplinkui, tai gal bus dar dylų. Čia greit įdomu, kaip čia tas vidus atrodo. Harman kardonai, vienas raktas, žodžiu, sėdynės paprastos. Kažko labai daug nėra, yra heads-upas, žodžiu. Dabar bandysim užsikrauti, matralas biški ne taip priparkuotas, bet žiūrėsim. Tai va. Aš čia mirksi dabar kaip įdomiai. Vienas, pirmas, antras, posūkiai balti. Nesuprantu, čia gal taip turi būti. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You BMW X5. Čia va, 2016 ar 2017 metų, 119 štukų. Rytoj bus daugiau apžvalgos. Kas labai nuliūdino šitoje vietoje, tai padėjo atstumti, padėjo viskas tvarkoj, bet akumuliatorių gyvatės ir nudžiovė gerą. Tai žodžiu, mažą kažkokį gaiduką įkišo atgal ir dabar tas, kas pirks, turės nusipirkti normalų akumuliatorių. Nu, čia jau nieko nepadarys, jie tiesiog dingo, pabėgo ir nieko čia nebepagausi. Tai va, tai mašina užsikūrė, nevažiuoja, įsijungia neutralas, įsijungia drive. Pažiūrėsim rytoj klaidas, dar nuskanuosim ir žiūrėsim, kas čia su tą mašiną darosi dienos šviesoj. Nu ką, dar pavažiuojam kokias 3-4 valandas ir toliau seks dienos laiku apžvalga apie šitą automobilį. Dabar turim 8 valandas 50 minučių vietinis laikas. O čia galite matyti dabar, kiek dar planuoju pavažiuoti šiandien. Ir nuo Nešvilio rytoj gal netgi į išsikrovimą suspėsiu darbo metu. Matysit, mašina nupirkta už $5300. Užsikūrė, nevažiuoja, kompas blokuoja dėžę, dėžė galimai inverteris, gal visa dėžė, o gal tik laidas nudegins. Kas ten žino? Reikia žiūrėti, rytoj matysit daugiau informacijos, paskenuosim klaidas, pažiūrėsim, kas ten darosi su ja. Nu ką, kitą dienėlę, žodžiu, turim nuostabią dieną, plus kokie 22. Dabar yra apie 12 val. Dienos, turim antradienį. Vakar buvom nulėkę paimti, kaip matėte, X5, nuvažiavam labai vėlai, nieko nebesimatėt, stengiamės parodyti viską taip, kaip yra, nieko negražinam, nieko neslepiam, jeigu nesiseka, tai nesiseka, jeigu blogai, tai blogai, jeigu gerai, irgi va gerai, va dabar graži diena, reikia pasigirti irgi. Tai va, tai toliau viskas, ką matysit, 5 minutėlės bus apie hibridinį X5 ir ką jis turi, ko neturi ir ar verta, neverta. Čia tik tai mano asmeninė nuomonė. Ir jeigu jūs norit nusipirkti kažką panašaus iš Amerikos, tai
Visi linkai apačioj, čia dar šone pridedam pavadinimą, kaip Facebook'e, Instagram'e galite ieškoti. Ir jeigu įdomu, ateikit, parašykit, atsiųsim instrukciją, arba to patys susirasit, arba mes pasiūlysim ir jūs galbūt nusipirksit. Mes pagal užsakymus neieškom automobilio, čia ne aukcionas, čia viskas vyksta komandinis darbas. Jūs esat mūsų komanda ir mes jums dirbam. Tai va, šokam į apžiūrą. Šiandien jau taip išpuolė, kad turim BMW X5 2018 metų. Jisai buvo pagamintas 2017 ir dėl kažkokių priežasčių Amerikoje tiesiog visada rašo, kad va čia va galite matyti 10-17, tai reiškia 17 metais jisai buvo pagamintas. Kuo šitas automobilis ypatingas? Ypatingas dėl to, nes jisai turi hibridinę pavarą, turi 2 litrų variklį ir sunaudoja kuro. Bijau pameluoti, jeigu yra šitų hibridų fanų X5 čia žiūrinčių, pakomentuokit, kiek jūsų X5 toks valgo kūro ant 100 litrų Lietuvoje, būtent benzino. Po kapotu yra N2B2 motoras, tai jisai eina į daugumą BMW hibridinių, tai ne tik hibridinių, bet šitam būtent N2B2 2 litrai. Tai parodau, kaip atrodo, kad žinotumėt maždaug va toks va mažiukas dalykas stovi po kapotu. Pamirškit N55 visokius 3 litrinius 2 litrai. Mašina nebeužsikūrė, tai jeigu norite apžvalgą pamatyti pardaviminę, ateikite mūsų puslapį. Tai šitas automobilis turi nuostabius žibintus, turi 3 šiam kameras, parktronikus, turi heads-upą priekį, padangos dar 2-3 sezonam Lietuvoje vasarą, žiemai tikrai jau nebetinka, yra kantelis šiek tiek ant disko, yra krovimo funkcija. Jeigu norit Lietuvoje važiuoti, pavyzdžiui, netoli nuo namų važinėt, apie 5 kg galit vien ant elektros važiuoti, jeigu labai greit negazuoja. Automobilis, aišku, turi kitokį ženklinimą, tai čia 4.0e reiškia 2 litrai su hibridinė pavara. Taip pat automobilis visas turi pabraižymų, turi 119 000, kaip ir kiekviena mašina Amerikoje turės nubraukimų kažkokių, čia labai lengvai susitvarko viskas, jokių tenai traiškimų, jokių aukcionų, nieko. Žalias, gražus Carfaxas su minimaliais pabraužimais. Tai visi dangteliai yra automobilis sudėta, žodžiu, galiniai stabdžių diskai buvo kažkada keisti, matosi, tai kaip matot, labai mažai kažkokių mažų taškelių yra. Šitą automobilį reikėjo užtempti ant ralo, kadangi automobilis kūrėsi, 2500 apsukų pasikelia ir viskas, ir laiko visada. Neutralas įsijungia drive'as, parkingas, bet automobilis nevažiuoja. Tai ką turim viduj? Turim Harman Kardon aparatūrą, kas eina 95% Amerikos rinkai pritaikytų. Tai Harman Kardon per X5 tikrai labai gražiai groja. Dabar aišku neparodysiu, kadangi mašina pilnai išsikrovus. Žodžiu, turim vėlgi funkciją šildomas vairas, turim automatinės lempas, automatiniai veidrodėliai, heads-upas, šildomas sėdynės, dėja ventiliuojimų nėra. Čia šitos jau yra prastesnės odos, kietesnė ta tokia oda. Jinai daugumoje vietų dažniausiai, va, kaip čia galit matyti, šitoj vietoj nuo sėdėjimo, nuo lipinėjimo pasidaro problema. Šitoj pusėje nėra, mažiau žmonės turbūt sėdėjo, važiavo ir taip toliau. Kas liečia BMW sėdynės, jeigu perkat mašiną, čia matot perskyrimą tokį, dabar sunkiai gal matos. Čia reiškia basic sėdynės, paprastas iš vis. O jeigu čia perskyrimas, jos gali lankstytis taip kaip į save dar. Tai komfortinės būna. Gale turim labai gražų saloniuką. Žodžiu, nieks nieko čia nesuplėšia per gyvenimą. Tai būna X5 su 7 vietom, šitas turi tik 5. E-Drive funkcija, tai galit važiuoti ant elektros, kaip priminėjau, 50 km plius minus. Galit mišriai važiuoti arba galit tik ant benzino. Jeigu važiuojate ant benzino, kraunas, jeigu turit laidą šito automobilio, tai tada automobilį galit sėkmingai namuose pakrauti. Jeigu neturit laido, galit nekrauti ir važiuoti tik tai tiek, kiek pasikrauna, tiek ir turit energiją. Tai būtent su šitą mašiną kaip atsitiko, kad atvažiavam pirkti. Mėksas, žodžiu, meksikietis, nupirkęs automobilį iš vietinio aukciono. Gavosi taip, kad jisai, tiesiog pardavė. Vietiniai tie perikupai vadinami. Va toks numeriukas reiškia, kad ta mašina buvo pas vietinį dilerį. Ne kažkur aukcione, ne Koparte, ne kažkur, o čia būtent vietinio mašinų pardavėjo kažkokią. Tai ko gero atvažiavo žmogus į BMW saloną, sako sugedo, jam pasiūlė 20 000 remontą, jeigu nedaugiau, ir sako viskas, nebenori tos mašinos. Tai va, tai šitoj stacijoje atsiranda tie perpirkėjai vietiniai, kurie turi arba pažįstamų, kurie dirba tam būtent salone, kurie pasiūlo, žiūrėk, yra mašina, gal nori be eilės pirkti. Taip tiesiog yra Amerikoje, kaip ir ko gero visur. Mes sumokėjom
5300 $. Tai už šitą hybridą. Plius visos išlaidos Lietuvoje, galite matyti mūsų Facebook arba Instagramo puslapį, kiek automobilis parsidavė arba vis dar parsiduoda, jeigu dar nieks nenupirko. Jeigu norit hybrido, užeikit, tikrai, nežinau, per mėnesį 2-3 būna hybridai ir tikrai kažką nusipirksit. Tai va, tokia situacija. Nėra krovimo laido ir nėra baterijos. Pagal Carfaxą išsitraukus duomenis, Carfaxo vaizdą pridedam čia. Galit matyti, pakeista baterija. Tai reiškia, pakeitė, galvoja, kad padės, nepadėjo, ko gero ir pardavė mašiną, bet ką padarė meksikietis, išėmė normalią bateriją, kaip priklauso, gero daiktogi nepaliksi, ir įdėjo kažkokį fufliaką, nudvėsus. Tai liūdna, kad mašina dabar nesikuria, kūrės tik su boosteriu, užsikuria, 2 štukos apsukų pakyla ir reikia remontuoti. Meta greičių dėžės problemą kažkokią, reikia ardyti, žiūrėti. Apie problemas šitų automobilių, tai gali būti įvairių, bet kiek kainuos remontas, galim paklausti tik pirkėją. Statistiškai žiūrint, nežinau, nuo 500 iki 3-4 tūkstančių, bet iš tikrųjų kiek kainuos remontas, jau išsiaiškinsit patys. Bet nusiteikit, visada blogiausiam, niekad neprašausit. Tai va, tiek apie šitą X5, dar kelios dienos savaitį liko, galite toliau pažiūrėti, ką dar pasisekė nupirkti. Žodžiu, trumpas updeitukas, kas čia ką tik atsitiko, tai visai netikėtai komanda pamatė skelbimą ir rytoj galimai lėkiam pirkti BMW X3 2018 ar 2019 metų užkalusi variklių. Tai už $5500. Tai dabar turim kiek čia valandą, 8 valandos vakaro, dar nespėjau grįžti su X5, bet jau rytoj matos, kad lėksim X3. Nu ką, pakrovime, X5 atkeliavo, dokumentai rankoje, iš privačių žmonių perkant dokas dažniausiai rankoje būna, taip nutinka, kad nepasiseka kartais ir reikia palaukti, tai su kiekvienu klientu pasitarėm, ką darom, ar visgi perkam ar neperkam. Ir kai visą savaitę veža mašinas į pakrovimą, tada gaunasi, kad mašinas visada rėdi krauti būna. Tai va, šiuo atveju šitas X5 jau jisai, kad ir šiandien gali iškeliauti. Mašinų turim pakankamai, tik konteinerių trūkumas dabar. Karas Irane visiems pakišo koją dabar. Tai va, tai šitas X5 2018 metų, kurį matėt visą kelionę prieš tai bus pakrautas, tikėkime, per šią kitą savaitę. Čia jau dabar garantijų jokių nebėra, nes, kaip ir minėjau, Iranas pamaišė kortas visiems. Šiandien, ką, mes nestabdom, važiuojam toliau, važiuosim, paimsim, naktį iškrito X3, kolektyvas mūsų nesnaudžia, dirba ir taip gausis, kad lėkiam, paimsim, pamatysit, kas buvo, kaip buvo ir kokią mašiną ir stebėkit toliau. Ir, žinoma, pridedam, galit matyti, kaip atsakingai darbuotojai pakrovime daro savo darbą, atvažiuoja, gražiai pakelia. Aišku, visos absoliučiai mašinos pakrovimuose būna kilojamos, tai neįsivaizduokit taip, kad mašina važiuoja ir jinai čia važinės kažkas su ja. Tai ne, tai atsargiai visi veža, krauna, skuba, kad greičiau jūsų mašinos pasiektų jūs. O nubraukimų kažkokių, jeigu paklausit, ar pasitaiko, tai kartais pasitaiko, su kiekvienu klientu išsprendžiam individualiai. Jeigu tai yra mini kažkokie nubraukimai, tai savaime suprantama, jeigu dideli pažeidimai, sprendžiam kartu. Beveik atvykom į pakrovimą. Dabar turim vietinių laikų 16:51 ir turėjau būti 4, bet biški nusivėlinau ir nieko nepadarysiu. Tai žodžiu, dabar lėkiam X3. Žiūrėsim, kaip seksis. Kol kas dar galvoju, kad skemas, bet jeigu vietoje atvažiavus mašina stovi, tai tada viskas turi būti gerai. Tai visgi pavyko privažiuoti prie automobilio, atvažiavus į vietą paaiškėjo, kad automobilis iš tikrųjų tikras, tai kas yra labai smagu. Tai toj pažiūrėsim, kaip atrodo X3 2018 metų ir va tokie variantai būna, kur iškrito ir lėki perki, nes tiesiog kartais būna kelių minučių skirtumas ir mašinos jau nebėra. Tai žodžiu, einam, pažiūrėsim, kaip atrodo tas X3. Geriau būtų, aišku, apžiūrinėti, kai nebirbė fūra šalia, bet nu ką padarys, turim, ką turim dabar. Va toks X3, $5500, variklio gedimas. 2018 metų, B48 variklis 2 litrų, tai benzininis
Nėra parktronikų, kas labai keista iš tikrųjų yra, ir nėra priekinės kameros. BMW LED, labai gerai šviečia lempos, naujos Michelin padangos, nauji diskai. Vien padanga kainuoja $200, diskas $100 vienas. Visą mašiną tik keletą nubraukimų kažkur turi, net taip pat sunku, taip greit einant ir surasti kažką. Va čia va gale, galinė vaizdo kamera, čia vienas taškelis ir čia vienas taškelis. Tai šitas automobilis neturi 3 kamerą, bet, nu žinoma, X3 mažiau komfortiškas automobilis, bet labai gerai važiuoja. Žodžiu, lempa sulūžus, sudužus, taip keičiasi, kai grįžta į Lietuvą. Tai kas įdomaus gale yra, kad iš tikrųjų dabar žiūriu, kad visą tą dangtį jaučiu, reiktų persidažyti tiesiog. Čia, va, žiūrėkit, yra įdėta užuolaida. Nesu matęs, kad jai būtų vieta kažkur, nu gal visada čia ir priklauso, bet pirmą kartą matau, kad būtų gražiai įdėta. Tai va, tai galas atrodo taip, 5 vietų automobilis. Šitas automobilis turi problemą, maišosi aušinimo skystis su degimo kamera kažkur ir galite matyti, va čia viskas apaugė ir čia eina balti dūmai. Tai kai eina balti dūmai, tai reiškia, kad degina kažkur antifrizą nuo galo. Žiūrėkim dabar. Šviesus salonas kartu su juodu, tai automobilį reikia gerai išsivalyti ir bus labai prabangus pojūtis viduj. Tai yra panorama, yra ambient apšvietimas, nėra pritraukiamų durų, nu, patys užsidarysit. Harman kardon aparatūra, sėdynė reguliuojasi, prisipučia, stumdosi ir memory. Ir dar yra pagalvėlė prieki. Turim šildomą vairą ir turim nubuzotą vairą, čia kažkokia heads-upas yra. Turim juodas lubas. Yra sėdynės iš aukštesnės kokybės odos, tai čia tikra oda, ne ta versta kažkokio tikros odos sėdynės. Jos yra tvirtesnės, išsipurvinus, jas gali nuvalyti ir ne taip greit nusišeria. Yra automatinės lempos, matau. Automobilis nuvažiavęs 125 000 mylių. Automobilis turi didelę navigaciją. Kodėl pas mus geriau pirkti nei aukcione, tai visada gaunat klaidų kodus, gaunat pilną apibūdinimą ir maždaug galit nusiteikti jau, kas vyksta su automobiliu, ką daryti, kam ruoštis, ar variklio keitimui, ar dėžės keitimui, ar kažkokiam kitokiam problemom. Tai dabar matau, kad tikrai nemažai problemų turi automobilis. Variklio klaidos. Tai aišku, čia gali būti visos klaidos nuo pat pradžios. Tai nereiškia, kad jos visos bus aktyvios, o jeigu bus aktyvios, tai tikrai mes ir misfire, ir route idling, ir manau, kad misfire pagrindinės klaidos bus arba no compression ar kažkas tokio. Kaip ir galvojau, tai galite matyti, kūlantas rodo, kad nebėra, tai aušinimo skysčio trūkuma. Temperatūra per aukšta, tai reiškia buvo užkaitęs variklis. Čia rašo, kad irgi buvo užkaitęs, tai čia, va, tai aišku, visos klaidos seka vieną kitą, tai reiškia nesprogsta normaliai ir tada galimai yra, tuo žiūrim toliau, oil pump pressure too low, permanent intermittent. Tai klaidos visos skirtingos, vienos aktyvios, kitos ne. Manau, kad prapūsta variklio tarpinė arba termostatas būna šitiem varikliam ir nieko tiesiog šitoj vietoje jau nebepasišakosi, reikia tiesiog ardyti variklį, žiūrėti, kas darosi, ar dar galim tą patį variklį tvarkyti, ar jau reiktų tiesiog kitą įsidėti. Tai ką mes padarysim, ištrinsim visas klaidas ir pažiūrėsim, kokios yra aktyvios klaidos. Ir dabar mes galim užsikurti mašiną. Mašina užsikūrė ir čekas užgeso. Dabar beliko tik 2 klaidos. Tai ką mes padarysim, mes išeisim atgal ir iš naujo praskenuosim tada, kai automobilis biškį padirbs. Aišku, nereikėtų jau kūrenti automobilio, kai jisai yra sugedęs, kad nepakenkt dar labiau, bet čia mes nieko blogo kažko labai nepadarysim. Jeigu atsiranda perteklinis baltų dūmų debesis gale, kaip šiuo atveju šitoks, pastoviai baltas dūmas eina. Ar mašina šilta ar ne. Ir va čia apaugė viskas, tai jau yra blogai. Pro šitą duslintuvą iš vis nieks nebeina, matas, kažkodėl. Čia visiškai nepaduoda nieko. Čia atrodo kaip, užsidaręs, va ten giliai galite matyti. Smarė tokia, kad net dust norisi. Tai žodžiu, ilgai nestovėkit, nekvepuokit. Ir jau galit matyti, girdėti, variklis nedirba tolygiai. Variklis purtosi šiek tiek. Čia į viršų, jau čia stumia į viršų, jau čia vakumo nebėra. Jau negerai, jau reiškia neteisingai dirba. Antifrizo bakelį nebėra. Tai jau čia viskas. Čia jau labai aiški variklio problema, einam paskenuojam klaidas dar tiesiog dėl įdomumo ir jau pranešim klientui, kad automobilis turi aišku variklio gedimą. Tai viskas, turim klaidų sąrašą, 2 aktyvios klaidos pagrindinės, spaudžiam read codes, pažiūrėsim ką met. Taip, tai combustion control, tai reiškia nėra reguliaraus darbo ir battery too low.
tai reiškia nekrauna normaliai arba baterija beveik numirus. Tai ką mes dar padarysim, mes pasižiūrėsim, kaip atrodo, kas būna, kai mašina misfirina, tai reiškia, kai dirba neteisingai. Nėra misfire, bet yra nukrypimai nemaži. Tai, čia ką norėjau parodyti, tai kai būna misfire, tai labai aišku, kad bėgimas tiesiog neteisingos. O dabar tuos visus parametrus paprastiems žmonėms tiesiog sunku suprasti ir čia jie jums nieko nereiškia. Tai jeigu būtų misfire, reiškia žvakė neužsidega tiesiog laiku, nes netinkamas kuro mišinys ir viskas. Su šitais būtent B-KEM8 varikliais benzininiais visada stebėkit kulantą savo antifrizą. Jeigu tik pradeda dinginėti, iš karto žiūrėkit, kur problema. Labai dažnai būna aušinimo termostatas, užsikerta, užstringa, kažkas ten su jais pasidaro ir čia labai viskas surišta. Pradeda varyti pro šoną, dingsta antifrizas, perkaista mašina. Matot, trūksta, stabdot, gesinat, važiuojat į servisą. Nerizikuokit, nevažinėkit be. Tai va, viskas apie šitą BMW bus tiek. Parlėkėm namučio po 8:15. Tai Indianapolis šiandien buvom, Indianoj, tai apie 3,5 valandos kelio į vieną galą. Tai tokie reisiukai, kai būna iki kokio Detroito, ar iki Ajovos kažkokio miesto, ar iki Indianapolio, dar kartais Ohajus būna. Tai per tą pačią dieną, jeigu anksti išvažiuoji, anksti grįžti. Jeigu tolimesni miestai, tokie kaip, nežinau, Nešvilis, Kentakis ir visa kita, tai jau anksti išlėki, vakare būni, pasiemi mašiną ir kitą visą dieną važiuoji namo. Tai šiandien, sakyčiau, tokia nelabai sunki dienelė buvo, bet aišku, reikia turėti ką pirkti ir gerų variantų, nepripirks čia nesąmonių, ko žmonėm nereikia. Ir kas atsitiko šiandien, tai visgi nupirkus X3 paaiškėjo, kad dokumentas blogas. Blogas dokumentas reiškia netinkamas eksportuoti. Jeigu dokumentas netinkamas eksportuoti, reiškia, tu neišsiųsi mašinas. Ne tai, kad mums keblų būtų nuvežti pakrovimą, bet realiai dokumentas turi paskolą, jinai yra ant dokumento užrašyta ir jin turi būti nuimta. Tai dabar reiks galvoti, kaip tą paskolą nuimti. Tai nereiškia, kad mums reikia sumokėti už paskolą, bet tai reiškia, kad buvo senas užrašas, kuris neleidžia eksportuoti. Jeigu nori eksportuoti, gauk naują dokumentą. Tai reiks keisti dokumentą galimai ir rytoj paaiškės, ar visgi reikia keisti ar nereikia. Tai kai perkat mašinas iš aukcionų, kartais, kai būna parašyta nėra dokumento, ar ten reiks dokumento laukti ten 30 dienų. Tai reiškia, mašina, kuri buvo ant paskolos, ta mašina buvo kažkokiu būdu sudaužyta, sugadinta, paskandinta ir kai draudimo aikštelė paėmė automobilį, jie neturėjo taitlo su savim. Tai reiškia, pirmiausia, draudimas turi ištraukti naują dokumentą iš savininko arba iš dilerinės vadinamos, kur tas automobilis buvo su paskola, išmokėti dileriniai ir tik tada gauti dokumentą. Čia labai daug įvairių situacijų būna. Bet ką noriu pasakyti, kad kartais, kai užstringa mašinos tiek iš aukcionų, tiek pas mus iš privačių, tai būtent dėl to, kad nėra dokumento teisingo. Tai tą dokumentą teisingą, kad gautum, reikia pavargti kartais. Tai tiek pas privačių žmonės, tiek pas aukcionus būna visokių niuansų. Tai reikia turėti labai daug patirties šitame, kad suprastum, kaip viskas veikia ir nusiteikti tam, kad jeigu matai, kad jau kažkas gali būti, tai, ko gero ir bus blogai. Tai va, tai žodžiu, rytoj bus trumpas update'ukas, pafilmuosiu, papasakosiu, kaip sekės priduoti mums tą X3 ir dabar galit dar užmesti akį. Ką turėjau galvoj, kai visi bachurai svajoja turėti Angel Eyes anksčiau ant savo bimbelį. Liūdniausia tai yra tai, kad vakar mėgavomės +2,8, o dabar Čikagoje vakare -1. Negerai, kada tas pavasaris. Žodžiu, kas atsitiko? Tai klientas atsiuntė Audi Q7 skelbimą. Aišku, neįtikinama suma. Vėl važiuoju ir netikiu. Važiuosiu 8 valandas. Tikėsimės, kad skelbimas tikras. Audi Q7 už $2,500. Žmonės sakė, turi arklių fermą, sako, tik nevažiuok į rančą į vidų. Nepaskambinę, sako, nes jie ten su šautuvais, sako, saugo mūsų rančą, tipo. Gerai, sakau, tai aš pranešiu, sakau, kai jau prie durų būsiu prie įvažiavimo. Ten toks ilgas įvažiavimas, pafilmuosiu, parodysiu, aišku.
bet taip iš karto tik nevažiuok, pranešk, jau kažkaip skamba įdomiai. Tai pažiūrėsim, kas ten per rančą ir kiek mes ten bijom važiuoti. I can't take no loss, I don't even know what it costs, I hit the ground then it go off, yeah, hit the ground then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground then it go off, yeah, hit the ground then it go off, yeah. Jaučiuosi kaip šaldyta daržovė. Žodžiu, išvažiavam prie minuso iš Čikagos, buvo 9 po 9 kažkiek. Dabar turim 18:15 vietinių laiko. Nešvilį dabar esam, galit pažiūrėti nuo Čikagos iki Nešvilio. Ir dar liko mums valanda kažkur. Tai kodėl sakau kaip daržovė, kadangi ten minusas, čia plius 28 ir dar temperatūra kyla. Tai tu toks iš ten atšalęs, varai šilumą, tai visas kūnas įšyla ir čia jauti karštį tiesiog. Tai toks labai įdomus jausmas. Ok, atvykom pasikrauti audinės, eisim iš krūmų, išsitrauksim mašiną, labai malonų žmonės, tai labai gražioje vietoje gyvena, norėčiau ir aš tokio gyventi ir pasidžiaugsim dar, pažiūrėsim visokių gyvūniukų pilną čianai, pafilmuosim ir tada matysit, kaip sekės pasikrauti mašiną. O galit matyti, kiek visokių paršiukų, žodžiu, visokių gyventojų, šuniukų yra, visko. Tai va tokiam miške žmonės gyvena ir va galit matyti, kur mūsų bulka įkišta į kampą. Per krūmus išsilupsim bulką. Nu, bulka yra lipus lapais, žodžiu, bandysim užsikurti, pažiūrėsim, kas čia su ja darosi. Barška visą mašinėlę, bandom važiuoti. Kažkas bus, medį reikia neatsitrenkt dabar. Kažkaip mums čia reikia neatsitrenkt. Nu jo, čia iš dumblo. Bang Olufsenai. Ką mes čia daugiau turim? Tai žodžiu, mašina turi orinę važiuoklę, turi pritraukėjus, realiai viską. Turi šitas automobilis, turi net stogą bagažinę, turi Bang Olufsenas. Night Vision'o nėra, turi 3 kameras ir netgi lėdai nenudegė. Geriau nei tikėtasi, tai pasikrausim mašiną ant tralo, dabar matysit, pasivarysiu dar tralą atgal ir turim filmuotoją šiandien, padeda mum ir viską pafilmuos. Nu ką, mašinytė pati užlėkė ant tralo ir už tokią sumą, čia kaip aklai vištai grūdas. Suplyšo traileris, čia jau reikia vyrinti šitoj vietoj. Problema, žodžiu, bus dar kol kas, kol nepametam, okei, bet čia jau ragas, čia jau nuplyšo, jau kažkada baigs trūkt, bet reikia važiuoti. Nebeapeisim, šiandien apeisim rytoj. Pats vaizdas, žodžiu, Gucci. Tai kaip mano montuotojas sako, tai žodžiu, šiandien tamsu, nebenufilmuosim, rytoj degalinį kažkur pakeliui namo sufilmuosim, pažiūrėsim, rytoj tiesiai automobilis keliauja į pakrovimą ir jau kažkada kitą savaitę iškeliaus. Šiandien dabar yra po 7:33 ir mes dar pa žmonės tamsoj mašiną kraunam. Viskas. Audinė ant tralo, dar sakau, greit papasakos, kas čia buvo, tai atvykau į vietą, mašina tikra. Mes šitą automobilį jau esam bandę nupirkti prieš kokius 2-3 mėnesius. Tada pardavėjas palaikė mus skemeriais, nežinau kodėl, neklauskit, taip nutinka kartais. Tada mes vėl gavom skelbimą iš žmogaus. Šiandien ryte nupirkit man šitą mašiną. Įsijungiam tą skelbimą, žiūrim, kad mašina matyta. Tai dabar gavęs, kad jie šiek tiek pigiau tą mašiną pardavinėjo už $2,500, nors praeitą kartą bandėm pirkti už 5500, man atrodo, jeigu neklysto, ir jie mum nepardavė, nes pagalvojo, kad skemas, nes Amerikoje nieks taip toli mašinų nevažiuoja pirkti. Tipo, kad iš Ilinojaus atvažiuotum pirkti mašiną į Tennessee 600 mylių, nieks taip nedaro, tiesiog nieks taip nedaro. Jiem pasirodė skemas, sako, tai ką tu važiuosi, ką jūs pas jūs mašinų nėra? Nu, sakau, nėra tokių.
Greitas updeitukas toks į degalinę atvažiuota, žodžiu, Audi Antralo, čia sunkiai matosi, aišku. Pilam dizelį ir kas įdomiausia, atvarai kaimą degalinę užsipilti, o čia bačka tiesiog. Ir rubilniks pastatytas, brauki kortelę ir iš bačkos leidi tiesiai. Dažnai iš bačkos įsipilat kurą. Tai aš atsimenu paskutinį kartą iš bačkos piliau į traktorių, kokiais prieš 20 metų. Nu, naktelė, ohoho, žodžiu, ne kažką. Kokių tik garsų nebuvo prie tą, kur kambarį duoda, recepšinė. Sako, kur kambarį nori, sakiau, oi, man jokio skirtumo. Tai jinai sako, gerai, aš čia pirmam aukštę duosiu, nu kaip davė, su kažkokiu dvigubiu perėjimu. Tai tas perėjimas su kitu vyru, kuris visą naktį kriokė, įmanavo, dūsavo, gal žudė į ten kas nors, aš nežinau, kas ten darės. Nu, bet labai blogai. Žodžiu, negana to 5 valandą pradėjo birbt žadintuvas pas jį ir jis nesikėlė tiesiog iš lovos. Nežinau, kas jam ir, bet kokius 10 kartų prabudau, rytas sugadintas, pusryčių viešbutį nėra, reikės Starbucksiuke sustoti, tiek baitus pasimti ir dar čia turi visokio šmakalo. Tai žodžiu, tai va taip. Neišsimegota, laukia ilga kelionė, bet kažkaip grįšim namo. Dienos eigoj pafilmuosim, kaipgi ta mūsų Audi Q7 už 2500. Tai mes niekur be jos neparapulsim. Šiaip ne taip diena. Kelionė kažkaip ilga, kažkaip sunkiai važiavus šiandien. 6 valandas tik reikėjo važiuoti, bet kažkaip sunku buvo. Tai ką mes dabar padarysim? Mes nuvažiuosim į plovyklą, nuplausim Audi ir tik tada padarysim jos apžvalgą. Pirmas žvilgsnis labai blogas. Atrodo, kad kažkas su kirviu daužė duris. Vabaliukai gyvena visokie. Visur purvina, prišnerkšta, prie čia bitė gyvena. Jeigu dar yra. Niekaip nepavyksta pabėgti nuo lietaus, nuo sniego. Va, džetai skraido. Žodžiu, šiandien būsim su skafandru šito, kadangi ausis taip šala, kad neįmanoma nieko daryti. Tai va, tai pagaliau parodysiu aš jums tą Q7, dar vieną sėkmės istoriją, kur klientas atsiuntė automobilį pats. Tai va, tai už manęs stovi Audi Q7. 2017 metų, sumokėjom $2500, automobilį, kaip matėt, ištraukėm iš krūmo, tiesioginė ta žodžio prasme, ir vat po plovimo automobilis atrodo taip. Pirmas automobilis, tiek daug nuvažiavęs ir kad matyčiau baltus lėdus. Kad abidvi lempas būtų balti lėdai, tai čia nežinau, iš 50 audinių, kurias išsiuntėm Q7, visos turėjo sudegusius geltonus lėdus, o šitą turi baltus. Šitas automobilis turi 3 kameras, distronikas, LED žibintai, heads-upas, ragai už 1500 tiulės užmesti. Dar turim Bang Olufsen aparatūrą, naujos padangos uždėtos, nauji diskai. Dabar aišku taip nesimatys, bet orinė važiuoklė. Tai automobilį pardavė su variklio defektu. Variklis iš tikrųjų turi defektą, labai daug tepalo degina, yra misfire 5 cilindre. Tai čia bėda jų. Tiesiog reikia išardyti variklį, perinkti ir vėl mašina bus eksploatuojama. Tai aišku, kaipgi be pritraukėjai. Kas turit automobilius ir saugo, tai žinot, kad tai yra labai gerai. Nu, galas labai gražus. Vienas kitas nubraukimas. Galas neatsidaro, sugėdė. Va taip va atrodo, žinokit, vienas iš gražesnių automobilių iš išorės vidų, aš jums dar parodysiu. Dabar eisim į vidų. Viduj turim masažuojančias sėdynės, kurios atrodo va taip. Rudas salonas. Tamsi ruda spalva. O čia mygtukas, jeigu būna, tai reiškia masažuojamas. Tai pilniausias salonas bus. Tai bus Alcantara, orinė važiuoklė ir taip toliau. Heads-upas, automobilis kūrenas 192 000 mylių. Linijos distronikas, vairas šildomas, 4 zonų klima. Baisiausias dalykas yra čia. O čia yra tai, kad čia Wolverinas iš X-Menų su tuo savo trišakiu ant rankos va taip va padarė. Čia ir čia. Ir galas lygiai taip pat. Nu, aš turiu tokią nuojautą, kad čia gyveno šuo. Kažkoks pabėgo šuo ir uždarė šunį. Čia sėdynės labai baisios, numindytos, tai tiesiog dabar tamsiau nesimato, bet labai toks sunkus purvas ant jų. Tai aišku, nusivalys, išsivalys ir viskas bus gerai. Tai šitas automobilis patenka į mūsų top 1 sėkmingiausiai surastą automobilį kliento, kuris pats atsiuntė ir mes jam nupirkom. Tai ir jūs ieškokit. Parašykit mum į puslapį, atsiųsim instrukciją ir galėsit ieškoti patys. Tai svarbiausia – komandinis darbas. Ir labai lauksim kliento įspūdžių, video, tikimės, kad pasidalins, kaip gavo automobilį, ar patinka, ar nenusivylė. Tai va tokia Audinė Q7 iškeliauja mūsų klientui.
Nu kągi, turim šeštadienį, 8 valandos ryto. Važiuojam iširdensim paskutinį margutį prieš Velykas ir bus viskas šią savaitę. Šią savaitę turėsim užtaupę jau parkingę 3 mašinas, visas nuvešim pirmadienį po Velykų, kadangi nebespėjom jau šią savaitę suvežti visko į pakrovimą. Tai reiškia, matysit ko gero tik storiuką jau, kada mašinos pakrautos. Tai va, tai tokia situacija. Šiandien važiuojam pirkti Chrysler Pacifica beveik pilniausios komplektacijos. Kokia ta pilniausia komplektacija, tai biški vėliau pakomentuosiu, matysit. Nuostabus oras važiuoti, nėra geriau, kai apsiniaukia, kai nešviečia saulė į akis, tada gali labai susikoncentruoti į kelią. Tokia ta kelionė labai lengva gaunasi, nes tiesiog mažiau pavargsti, aišku. Slidesnis asfaltas, bet Audi mažiau kaista, oras šaltesnis, ir maloniau paprasčiausiai. Nesakau, kad saulė blogai, saulė labai gerai, bet kartais tiesiog per visą savaitę nuo saulės, jeigu taip važinėjai pietus labiau, pirmin atgal toks išvargsti šiek tiek, nes pavargsta akis. Lėkiam, žodžiu, Pacificos. Don't be sad, don't you cry, just let go of your pain. And when you fall asleep, know tomorrow's a new day. It's a new day, so shine bright, look at your life. New day, so shine bright, look at your life. Važiuojam per kaimus, sakau, reikia sustoti, viskas dizelio piltis. Einam užsipilsim, žodžiu, pažįsim, kiek čia tas kaime dizelis kainuoja. O Jėzus Marija, o smarvė. Nu ką, nuo bačkų prie bačkų, kur čia tą kortelę prabrauksim. Filtriukų primėtyta. Gal čia koks kolukėtis atvažiuos ir leis mums, o gal ir neįleis. Nu nieko, į kitą kolonkę nuleiksim. Taip, kas čia dabar vyksta, tai atvykom nupirkti Pacifiką. Žodžiu, žmonės nenorėjo, kad labai daug filmuočiau kieme, tai nuo mašinos leido. Sako, nuo mašinos filmuo, ką nori, tą jų šiukšlyną labai baisiai atrodo, bet, neapsitvarkė tiesiog. Tai, va taip, galit matyti, viskas labai paprastai, šiukšlių primėtytam, bet mes va šitos mažulės atvažiavam. Tai matysit, dabar išsipakuosi trailerį, biškį pakomentuosi, bandysim užkurti iš toli, viską matysit, bet tiesiog tai bus paprasčiau viskas. Viskas, mašinėlė ant ralo ir turim Pacifiką, smėlės spalvos. Žodžiu, ksenonai prieki, nežinau dėl 300 kamerų, bet padangos dar labai geros, 2-3 sezonai Lietuvoje. Viskas, šokam, lėkiam, žmonių nebegąsdinam. Taigi, Pacifika 2017 metų. Ant ralo, variklio problema, automobilis ant ralo užvažiavo pats. Tai kas gausi šitą mašiną, greičiausiai nėra kompresijos, tai reiškia prapūsta variklio tarpinė, galimai siurbė antifrizą ar kažkas darosi, bet sunkiai užsikuria ir aišku reikia keisti akumuliatorių, nes nuimi boosterį ir užgesta mašiną. Tai va, tai 2017 metų, grotelės palūžė apačioj matosi, prieš rūkai, čia ksenonai, lempos gražios, bet priekinis kapotas turi čia puslyčių. Tai reiškia, kažkada išeis, arba perisdažyti, arba kitą pasikeis. Tai visą mašiną turi, aišku, kažkokių pabraižymų. Nepamirškit, kad mašiną šitą nusipirko už $3,300. Tai padangos čia minimum dar 2-3 sezonam. Žodžiu, vasarai kaip minimum galite važiuoti. Stabdžiai, kažkada jau reikės pasikeisti. Mašina prastovėjus apie pusę metų numesta būtent įvažiavime. Tai yra tokių, čia yra purvas. Mašina yra smėlio spalvos, perlas. Padangos galia lygiai taip pat labai geros. Diskai lygiai tokie pat kaip priekį. Reikia pasikeisti kažkada arba važiuoti su tais. Jie tiesiog surūdyja, negražus, bet manau, kad dar tikrai nedreba. Va čia va didelė bėda ant galinio buferio.
tai yra kažkas įlūžę, įskylę, tai čia arba visą buferį pasikeisti, arba čia galite susitvarkyti, susilituoti, persidažyti ir bus gerai. Tai va, tai gale yra galinio vaizdo kamera, čia va, šitas pasikelia pats automatiškai paspaudus, po to automobilis kažkokių daugiau defektų išoriai nelabai turi, čia va puslyčių yra, čia mašina drusko mačius, daugiau kažko, priekinis buferis turi keletą pabraukimų, čia dar pabraukyta. Taip, tai mes turim keilės funkciją. Šitos durys atsidaro automatiškai, bet dabar, kadangi energijos nėra, tai neatsidarys. Tai juoda spalva su šviesia spalva, čia yra tokia baltumo labiau. Juodos sėdynės. Automobilis nuvažiavęs 139 000 mylių. Prišnerkštas visas, nevalytas, niekada matosi. Taip, kaip matot, visur apaugę, reikia tiesiog viską išsiplauti, nes, mašina matosi po žvyrkelį buvo važiuota. Žodžiu, sėdynės turėtų būti ventiliuojama, o gal, nežinau, jūs man pasakykit, čianai yra skylutės. Čia yra duris, o čia yra kompiuteriai, HDMI, USB. Čia matot reguliuojama klima. Va, kaip kietai. Šmaukšt. Va. Ir turit jūs lygų, viskas lygų, tas sėdynės lauk. Ir čia galit realiai vonę įsikelti, įsidėti. Tai va, čia užuolaidėlės, nežinau, tobulą mašiną į kaimą. Jeigu kažkam reikia, tai aišku, išsivalyti čianai bus reikalų, bet ko nepadaro už 200 eurų Lietuvoje. Žodžiu, vietos belekiek. Čia realiai, čia 2, tai čia 4, 6, 5 vietų ir dar galit čia ant kanistro galit kažką pasodinti. Taip, priekinės sėdynės yra patrūnyje, žodžiu, jeigu norėsit pasikeisit, bet važiavimai tikrai netrukdo. Taip, čia turim kažkoks tai nuostabus dalykas. Čia USB, čia, aišku, daug dalykų, nežinau, nematau sėdynės vėdinimo, bet galbūt nusistato čia. Tai čia išsiaiškinsit patys. Taip, vairas, nežinau, ar šildomas, ar nešildomas, čia va tokios funkcijos. 139 000, nėra heads-upo, kas dar čia vidrodėlis, dar ekstra. Labai patogus automobilis, o vaikų funkcija dar kažkur yra, neatsidarys langų. Dar pats svarbiausias dalykas, automobilis turi šitą nuostabų pultelį. Dabar neparodysiu, kaip viskas veikia, bet šitas mygtukas atidaro bagažinę, paspaudi, atsidaro, paspaudi, užsidaro. Šitas atidaro duris, ar kairės, ar dešinės. Ateinat su 3 vaikais, mygtuką greit, va taip, prispaudžiat kažką kišenėje, ar dar laikydami apsikabinę, va taip, tos vaikus paspaudžiat, atsidaręs, sumetėt viską ir užtrenkėt duris. Tada nuostabiausia funkcija yra užkūrimas. Paspaudėjai 2 kartus iš 5 daugiabučio lango, va pro ten žiūri savo mašiną parkingę, paspaudėjai 2 kartus, užsikūrė, pasišildė ir viskas, nusileidai jau mašiną kūrenas, pašildyta, pasiruošus lėkti. Tai va tokia Pacifica ir aš manau, kad tikrai vertas automobilis. Vertas iki tol, kol kaina gera, bet jeigu kaina jau didelė, tai turi būti labai gera komplektacija, labai mažai nuvažiavęs ir mažai problemų. Šitą mašiną užvažiavo ant ralo pati. Tai reiškia, jinai vis dar kūrėsi, bet jau reikia keisti variklį arba remontuoti tą patį. Ar apsimoka remontuoti tą patį? Mano nuomonė, ne. Ar apsimoka dėti kitą? Taip, nes kitą variklį tu per 2 dienas gali įsidėti. Per dieną. Šitai mašinai tu per dieną gali įsidėti variklį, nes čia nėra ką dėti. Ištrauki, įmeti ir važiuoji toliau. Tai nusipirkai, įmeti kitą dieną į Europinimą važiuoji. Tai va, tiek apie Pacifiką. Ir čia mes užbaigsim savo šios savaitės videką. Jeigu įdomu, ateikit pas mus į mūsų Facebook ir Instagramo puslapį. Ten pamatysit, ką mes darom, kaip mes darom. Matysit siūlomų variantų. Jeigu norit automobilio iš Amerikos, yra 2 variantai, tik 2 variantai. Pirmas, tai reiškia, žiūrit, ką mes siūlom. Šiuo atveju šitą mašiną mes nupirkom, dar neparduota. Kai ateisit, gal bus dar neparduota. Ir antras, tai reiškia, galit gauti instrukciją, patys galėsit ieškoti, o mes su šitą mažulę viską parvešim jum. Tai gali būti Audi, BMW, belekas, sulūžę geriausia, kad būtų automobiliai, nes tada mažiausiai lūkesčiai bus, mažiausiai tikėsitės iš automobilio. Šios savaitės video buvo X5 hybridinis, nevažiuojantis už, sakyčiau, tikrai gerą kainą. Tada buvo X3 su prapūsto variklio tarpinė ar skilusią galvą. Tada buvo Audi Q7, ta balta, kurią, aš nežinau, mes nesam pigesnės audinės tokios radę, tai klientas pats atsiuntė. Ir šiandien turim Pacifiką, šiandien turim šeštadienį ir
Linkim jum visiems smagių, gražių Velykų ir mes jau susitiksim po Velykų. Ir šitie visi margučiai išsirideno taip, kad 2 mašinas nupirkom mes, 2 mašinas atsiuntė klientai. Tai pem ant pem. Tai va, jeigu įdomu, užeikit, pažiūrėsit ir viską pamatysit.